XIII amžiuje Lietuvos valstybę sudarė valdovo Mindaugo suvienytos lietuvių žemės. Vokiečių ir Livonijos ordinams įsitvirtinus pajūryje, Lietuvos valstybė ėmė sparčiai plėstis į rytus ir pietus. Apie 1250 metus lietuviai pirmą kartą prisijungė rusų žemes – Polocką ir Naugarduką. Po Mindaugo augo vienalytė valstybės teritorija. Prisijungė Deltuvos, Nalšios žemės, iš dalies pakluso Žemaitija, stiprėjo įtaka Gardine. Vytenio ir Gedimino valdymo laikais valstybės sienos prasiplėtė toli į rytus. Išlaikyti užkariautas teritorijas buvo nelengva, tačiau tvirčiau jas prijungti leisdavo vedybų politika. Algirdui vedus vienturtę Vitebsko kunigaikščio dukrą, Vitebskas tapo nuolatinė Lietuvos valda. Po 1323 metų Kijevo užkariavimo auganti Lietuvos didžioji kunigaikštystė tapo pagrindinė Maskvos varžove dėl įtakos rusieniškose teritorijose. Vytauto laikais plėtra pasiekė apogėjų. Pietinės sienos siekė Juodąją jūrą, o pasibaigus ilgai trukusiam ginčui su Vokiečių ordinu, Lietuvos didžiajai kunigaikštystei galutinai atiteko Žemaitija. 15 amžiaus pabaigoje Kazimieras Jogailaitis stengėsi išlaikyti Vytauto laikų sienas, tačiau 16 amžiaus nesėkmingi karai su stiprėjančia Maskva privertė atsisakyti teisių į Naugardą, Pskovą, Tverę, Vezmą, Aleksiną, Mstislavlį ir kitas teritorijas. Ivanui IV pasiskelbus visos Rusios caru, iškilo grėsmė prarasti Kijevą, Voluinę, Polocką. Ne tik karai keitė valstybės teritorijos sienas. 1569 metais, siekiant priversti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę sudaryti uniją su Lenkija, pagal Žygimanto Augusto išduotas privilegijas prie Lenkijos buvo prijungtos Voluinės, Palenkės, Kijevo, Podolės ir Braclavo vaivadijos. 1564–1566 metų administracinės reformos metu Lenkijos karalystės pavyzdžiu iš seniūnijų ir kunigaikštysčių teritorijų buvo sukurtos vaivadijos. Taip visa LDK teritorija buvo suskirstyta į vienodą struktūrą turinčius vienetus. Vaivadija nebuvo įkurta tik Žemaitijoje, regis dėl vietinių bajorų pasipriešinimų. Liublino unijos sudarimo metu nuo LDK atplėštos Palenkės, Kijevo, Voluinės ir Braclavo vaivadijos atiteko Lenkijai. Administracinė reforma didesnės vaivadijas padalino į pavietus, kurių centruose bajorija rinkosi vietinius seimelius, turėjo savo teismus. Vieni aukščiausių pavietų pareigūnų buvo pakamariai, kurie rūpinosi privačių valdų ir administracinių teritorijų ribų nustatymu. 18 amžiaus antroje pusėje išaugo Rusijos, Prūsijos ir Austrijos galybė. Šių valstybių politiniai interesai lėmė abiejų tautų respublikos padalinimus. 1772 metais pirmo padalinimo metu Rusijai atiteko Mstislavlio vaivadija, dalis Polocko, Vitebsko ir Minsko vaivadijų. 1793 metais įvyko antrasis abiejų tautų respublikos padalinimas, kurio metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė neteko Minsko vaivadijos bei dalies Polocko, Vitebsko, Bresto, Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų. Trečiojo padalinimo metu 1795 metais abiejų tautų respublika buvo sunaikinta. Rusija užgrobė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją iki Nemuno, o Prūsija prisijungė Užnemunę.